Labas rytas, šį nuostabų rytą sveikinuosi aš, Dalia Vaitkuvienė. Ir tikiuosi matau, tikiuosi girdžiu. Prisijungiau šiek tiek anksčiau, kad galėčiau ramiai susižiūrėti tos techninius dalykėlius, nes vasarą tenka keliauti, tenka aplankyti artimus, pasimėgauti gamta, užsipildyti tą dievišką dovaną. Ir tuo pačiu tęsti meditacijų ciklą. Labai dėkoju Jums už atliepimus, už tą galimybę kurti kartu, būti kartu. Tikiuosi internetas geras, tikiuosi girdžiuosi, bet kokiu atveju liks įrašas. Ir jeigu bent jis trūkinėtų, tai vis tiek tęskite, nes mes visi šitą momentą susitelkėme į kūrėjo kvantinę sąmonę, apjungia mus kūrėjas, mūsų kosminės sąmonės, didžiosios sąmonės, mūsų sielos aukštesnės dalis, žino, kur ir kaip būti. Labas rytas, matau jau keletą akučių, pradėjau truputį anksčiau, kad galėčiau susitikslinti tos techninius dalykėlius, kad galėčiau ramiai pradėti tą vidinę kelionę. Vis man rašo lėtas ryšys, bet matau, kad rašote, kad girdisi ir matosi. Tai dėkinga. Tai ir pradėsime tą vidinę kelionę į save, į susitelkimą, į savęs naujos pajutimą, į savęs tikros pajutimą, į ryšį su širdimi. Atsiduokime kūrėjui, suformuokime ketinimą, kad lengvai, tyriai, džiugiai, naujai keliauju į save, kaip net netikėta šiandien jūsų visai gana gausiai, matau artimus žmonės. Ačiū Jums už palaikymą, ačiū už dalyvavimą, ačiū už bendrą kūrybą. Taip ir minėjau, jeigu kartais nutrūktų ryšys, tai bent mažiausiai pusę valandos tęskite savarankiškai, nes man karts nuo karto parašo, kad lėtas ryšys, bet yra taip, kaip yra. Sakau, kūrėjas mus visus čia sukviečia ne be reikalo, mūsų didžiosios sąmonės, mūsų aukštesnės sielos sąmonės žino, kur ir kada dalyvauti ir kaip dalyvauti, tai belieka tikėti, pasitikėti ir atsiduoti procesui. Dar kartą pasikartosiu, kad jauskite savo vedimą, jauskite savo procesus. Mano vedimas tik nubrėžia tam tikras gaires, bet kiekviena jūsų sudedamoji dalis turi labai didelę reikšmę bendram procesui. Ir netgi jeigu jūs jaučiate visai kitaip, visai kitokius procesus, viskas yra gerai, vadinasi, turite tai išskleisti, kad mes galėtume sukurti tą bendroj toj matricoj. Juk mes kiekvienas esame unikalus ir aš niekada negalėsiu pajausti tai, ką tu jauti ir kaip tu jauti. Ir tavo sudedamoji dalis, ir tavo tikėjimas, ir tavo indėlis į šį procesą yra toks pat reikalingas, tikslingas, unikalus, kaip ir mano, ir kaip kiekvieno iš mūsų. Ir dar ką norėjau pasidalinti trumpai, šiandien nesinori labai daug kalbėti, o ir kalbėti man neišeina trumpai. Tiesiog yra labai daug informacijos, yra labai daug įvairiausių teorijų, yra labai daug įvairių pajautimų. Ir kai mūsų struktūros yra labai išjautrėjusios, tai patyriau ir kelionėse, tai ir patyriau kas kart nuvykusi į tam tikrą erdvę, ar susitikdama su žmonėmis, ar klausydama YouTube'ės įrašų, ar skaitydama knygas. Tai tiesiog atėjo toks priminimas iš
iš mokytojos ankstesnės, kad priimu tai, kas man tikslinga ir reikalinga, tai, kas mane sustiprina, tai, kas man šiandienoje reikalinga. Tarsi per tokį savo ketinimą praeina toks pro tam tikrą šviesos filtrą. Nes tos aukštesnės sąmonės, tie kiti egregorai, jie irgi nori bendrauti, ir mineralai, ir augalai, ir kitos tos esmės subtiliosios. Bet kai aš išreiškiau ketinimą, kad priimu tik tai, kas tikslingai reikalinga šiame mano visumai, dėl visumos, kas mane stiprina, harmonizuoja, buvo daug lengviau išbūti ir kelionėje, ir bendrystėje su kitais žmonėmis, nes atsisijoja ir ateina ta energija tik ta, kuri reikalinga, ir suvokimai tie, kurie reikalingi. Tokia kaip savipagalba, galima sakyti. Čia irgi pagal jūsų pajautimą, kada prisiminsite, kada panorėsite, ar panorėsite. Kiekvienas turime savų būdų, aš dalinuosi, kas man šį kartą kelionėje padėjo išlaikyti tą savastį, išbūti neutralume, tyrume, nesusitapatinti ir tuo pačiu stebėti erdvės procesus, jausti savo jausmus, jausti savo kūną. Ir iš lengvumo būsenoje likti, ne taip kaip kelionėje į Prancūziją, kai buvau vėtoma mėtoma kaip smilga. Tai gerai, viskas, norėjau tiek, jeigu norėsite ir galite ir pajusite, prašau pasidalinkite komentare savo suvokimais, savo perliukais, savo praktikomis, juk dosnumas yra, kaip sako, didis stebuklas ir pasidalinti patirtimi yra labai labai tikslinga, naudinga ir reikalinga, ir kiekvienas mes tai žinome. Na ir gerai, dabar atsipalaiduokime ir pažiūrėkime, ką kūrėjas sukūrė, kas mums yra paruošta. Kaip ir minėjau, išreišk ketinimą, kad įteikiu procesus į kūrėjo rankas, mano sąmonė kyla į tą sąmonės lygmenį, kuris jai šiandien tikslingiausias, į kūrėjo kvantinę sąmonę, kūrėjas mus surenka. Palieku bet kokį žinojimą, visus savo rūpesčius už durų. Jokios skubos, jokio prisirišimo, kaip kas turi būti. Šiame momente esu priėmimo energijoje, esu pasyvioji energija, o mano aukštesnioji dalis, mano didžioji sąmonė, mano širdies vedimas eina vidinis žinojimas per širdį. Jie kuria, o aš stebiu kartu su savo protu, aktyvuoju savo kvantinį protą. Susilieju su savo aukštesniuoju protu, nuraminu savo protą. Pereikite per visus savo kūnus, atpalaiduokite, jeigu reikalinga, pajauskite. Iškvėpkite, pajauskite ryšį su žeme, tvirtą. Prisiminkite, kad esate amžina esmė ir apjungkite per kvėpavimą širdį ir protą ir savo aukštesniuosius kūnus su savo žemiškąja sąmonė. Labai tyrai, labai lengvai, taip kaip jums norisi, pajausdami save šioje akimirkoje. Stuburas tiesus. Jaučiu save kūne, jaučiu save širdyje, jaučiu savo kūną.
Įkvėpiu iš to dieviško šaltinio, iš to pakylėto taško ir iškvėpiu. Kaip norisi, gal su atodusiu, gal šiaudeliu per burną. Gal norisi įkvėpti į tą kūno vietą, kurią jaučiu. Gal kaip tik norisi pakvėpuoti aktyviu kvėpavimu pro atvirą burną. Gal kaip tik lengvai, čiurlenančiai įkvėpiu per šnerves ir iškvėpiu dėkingumą. Įkvėpiu ir iškvėpiu. Tolygus, sąmoningas, sujungtas kvėpavimas. Įkvėpiu per 4 ir iškvėpiu per 4. Čia jau jūsų kūryba. Be abejo, visada raginu prieš tai atpalaiduoti kūną, padaryti prasitempimo, tempimo pratimus, bet ne visą laiką išeina. Neleidžia man šiandien skubėti. Nori atpalaiduoti kūnas, jaučiu Mariją Kumarą. Jeigu tu jau esi toje kūrėjo kvantinėje sąmonėje, pabūk joje, spinduliuok tą meilę, ramybę, taip pat išskleis pakantumo dorybę, kurie dar mokosi, sukurk tą lengvumo, dėkingumo, džiaugsmo energiją, skleisk ją, tai padėsi šalia esančiam. Pajausk savo širdies plakimą, pasisveikink su savo širdimi, su kūrėjo širdimi, maitrėjo širdimi. Simbolinė, aišku, ta prasme, bet su tuo šaltiniu, kurį mes įvardinam kaip širdį, juk mes turime ne tik šią fizinę širdį, už joje yra visa šventikla, joje yra dieviškoji kibirkštis, prigimtinės tiesos, prigimtiniai elementai, nuolat besikeičiantis. O kaip gražiai atsiveria ir krikštalo ir mineralų pasaulis suspindi. Keliaukime toliau, keliaukime į gylį. Dar jaučiu šiek tiek mentalinio kūno įtampos, jis irgi prašosi būti pamatytas, paglostytas kaip tas šuniukas, draugiškas mūsų mentalas, palaikantis. Taip, mes dabar patirsime aukšto dažnio energijas. Tu esi nuostabus. Aktyvuoju savyje tą aukštesnį protą, aktyvuoju, susiderinu su dieviškuoju protu, susiderinu su šventa pirmapradė
išminties energiją. Aktyvuoju savyje stebėtojos ir protas taip pat stebi, ir kvantinis protas aktyvus, jisai kaip failas, jisai paims tos dažnius, mums rūpintis nereikia. Oi, pasidžiaukim, kad mes turim sveiką, blaivų, aišku, rūpestingą protą, palaikantį protą, į ką mes žiūrime, kaip mes jį jaučiame. Nuostabu, ateina gydanti energija į delnus, veriasi širdies ertmė. Prisijungia būdų sąmonės, jos tarsi kolonos apjungia mus, penkios baltos tyros kolonos ir aplink tokia šviesi, vaiski erdvė. Jaučiu, kaip pasiduoda tyrumo vandenys, tyrumo energija per būdų sąmonę. Ir leidžiu šiam subtiliam planui veikti, harmonizuoti, gydyti tikslingai, pakylėti, jeigu reikia, bet matau, kad esame jau visi apsijungę kūrėjo kvantinėje erdvėje. Ir būdų sąmonės ateina ta gydanti energija, tokia šviesi, vaiski, rodo bendrą procesą, bet tuo pačiu, kad ir kiekvienam duoda atskirai, todėl galite patirti savitus procesus. Sako, kalbėk paprasčiau. Sunku įvardinti taip, rasti tą tokį atitikmį, tai, ką jaučiu ir išgyvenu. Ir visai tai yra nesvarbu, svarbu, bet eikime į jausmą, nes labai rūpi kūrėjui mūsų širdis. Ir veda į mūsų širdį, ir veda į tą širdies karalystę. Ir prašo sutelkti dėmesį, sufokusuoti dėmesį. Ir patyrinėti, kaip tavo protas, kaip tu matai savo širdį, ką tu apie ją mąstai, vat šią akimirką. Vat paklausk ir pažiūrėk iš kelių lygmenų, ką pasakys apie tavo širdį. Žemiškasis protas, aukštesnysis protas ir kūrėjas. Kokia tavo širdis? Kaip tu ją dažnai fiksuoji? Kokios mintis ateina? Leisk ateiti toms mintims, kad ir iš to žemesnio dažnio. Skauda širdį, kaip kartoja, skauda širdį, nerami širdis, plakanti. Kokia įkrova yra, tu ją pamatyk, neatstumk. Ar tavo širdis jaučiasi kalta, ar jinai laiminga, ar jinai šypsosi. Priimk savo širdį, apie širdį iš to širdies organo, leisk, pastebėk, kokie eina įrašai ir nevertink. Tiesiog leisk, juo labiau atsipalaiduosi,
Tiesiog jeigu norisi, gali sudėti rankas net fiziškai ir neforsuok to meilės jausmo, bet leisk savo tiesai, tai tiesai iškilti į paviršių. Kokia tavo širdis, ką apie tu ją sakai, kaip tavo žemiškasis protas užfiksuoja. Jeigu tavo širdies vedlys ves tave į procesus, eik. Bet dabar jaučiu, kad yra keletą esmių, kur yra labai svarbu pripažinti savo širdį ir leisti ją išjausti. Jei norėsis verkti, verk, jei norėsis pajausi, kad aukos kažkoks yra energija, irgi leisk tai širdžiai tiesiog būti tokiai, kokia yra ir pripažink ją. Ir pamatyk tuo pačiu tokiu aukštesniu stebėtoju, kaip tu ją fiksuoji. Tai yra labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, dažnai pamatau, dabar savy matau, kad yra tam tikrų taškų, kaip skauda širdį ir nors aš moku ir gebu sufokusuoti dėmesį, bet yra dar keletas taškelių, tokių kaip rakščių, kuriuos aš vis nukreipiu, nes man skauda, nes aš ten nenoriu žiūrėti, nes tada išlys tam tikros, motinystės skausmai, kaltės ar dar kažkas. Bet aš šiandien nesusitapatinu ir pamatau, kaip galbūt kūrėjo rankomis ar kaip geniukas išlesa tos, leidžia tam procesui įvykti. Ir neužsibūnu tame, sako, neužsibūkit tame. Pas kažką labai gražiai pakylėta širdis tapo. Gerai, padėkok, leiskim kūrėjo meilei, Marijos Kumaros meilei ir tiem tyrumo vandenim. Tai, kas gali būti išskaistinta, išgryninta, harmoningų būdų, čia ir dabar, ar suvokta, ar nesuvokta, tiesiog apsisprendžiu mylėti savo širdį, puoselėti savo širdį, kalbėti su savo širdimi, fiksuoti ją laimingą, fiksuoti ją sveiką. Tai yra mano vidinis apsisprendimas. Apsisprendimas įsigalioja tada, kai mes veiksmų kasdienoje vėl ir vėl formuojam tą naują įprotį. Pajaučiam seną matricą, pajaučiam seną kūne esančią vibraciją, kuri ten yra įpratusi taip jaustis. Ir vėl prisimenu, mano širdis yra kūrėjo širdis, mano širdis yra kupina meilės, mano širdis yra pakylėta širdis, dosni širdis, sveikstanti širdis. Tai yra širdis. Su meile ir tyrumu priimu savo širdį, su meile ir tyrumu priimu kiekvieną į savo širdį per tą meilės filtrą. Iš subtilesnio lygmens jaučiu, kaip yra stiprinamos, kad įliejamos pas kažką stiprinamos širdies kristalinės gardelės. Toks atėjo suvokimas. Subtilus labai procesas ir net man jo net nerodo, bet labai nori, kad per tą lengvumą, per tą vidinį apsisprendimą leisk, paprašyk kūrėjo,
kad parodytų, kaip jis mato tavo širdį. Ar gali patikėti, kad tavo širdis ir kūrėjo širdis yra viena, kad jos gali lakti tuo dažniu kartu, jos nėra atskiros, sukurtos iš to dieviško satinio dažnių. Taip ir matau tos 5 elementus kūrėjo, tokia kaip virkštelė būtų, kaip gysla. Tas vaizdinys toks, kai moteris laukiasi, yra ta virkštelė ir tuo pačiu, toj gimdoje yra tas kūdikio, ta sėkla, užuomazga, tas mezgimas ir vyksta tas augimas pasaulis. Ir tuo pačiu mama yra su kūdikiu kaip viena asmenybė, bet ten gyvybė. Taip pat atrodo tokį vaizdinį. Mes tarsi pasaulio mamos įsčiose, kūrėjo įsčiose, sujungti amžinai tą virkštelę ir amžinai iš ten kvėpuojantis, imantis tą energiją, būnantis, augantis ir tuo pačiu vienis, nesame atskirti ir esame unikalūs ir tuo pačiu toje erdvėje. Nežinau, kaip sekasi perteikti tą jausmą, tai reikia išgyventi. Ir vieną kažkokią akimirką mano žemiškas protas sako, tu gal galėtum ten biškai kažkokias čia jau nesąmonės varai. Ir aš tą mintį pastebiu, bet jinai mano nėra neesminė, nes aš esu pasirinkusi tikėti ir pasitikėti. Aš prašiau vedimo kūrėjo išskleisti tik tyrą tikslingą dažnį reikalingą man ir visumai. Ir aš pasitikiu. Ir galbūt tai, ką aš jaučiu, bus kintanti tiesa, bet šią akimirką jaučiu begalinį kūrėjo meilės ir jūsų širdžių apsijungimą. Kūrėjo širdies ir jūsų širdies apsijungimą. Ir tai vyksta būdų sąmonės 5 kolonos palaikymas tyrumų vandenyse. Pabūk dabar kokias 5 minutes su šito procesu taip, kaip būnasi. Nesistenk per prievartą, tiesiog kvėpuok, atpalaiduok kūną ir nesistenk nieko kurti, o leisk viskam eiti. Tu esi tas indas, pakylėk. Pasikviesk į savo širdį, savo angelus, archangelus, tas pakylėtas sąmonės esmes ar svečius, pajausk jos beribiškumą. Kaip gražiai dabar susiliejam su kūrėjo kvantinė sąmonė. Atsipalaiduok. Procesas vyksta, viskas gerai. Labai lengva, tyra, kylėjanti tokia skaisti energija. Ir tavo asmenybei kažkam yra labai svarbu pripažinti. Tai aš klydau kažkada, galbūt kažkokias patirtis turėjau, nėra klaidų. Aš esu tyros širdies žmogus. Labai svarbu savo asmenybei tai pasakyti. Aš esu tyros širdies žmogus, aš esu mylintis žmogus. Aš esu tikintis žmogus, aš esu geranoriškas žmogus. Aš esu didysis žmogus.
Aš esu bendrakūrėjas, manyje gyva kūrėjo dvasia. Paleisti tą nevertumo jausmą, kurį sutapatini su pinigų kiekiu. Tai yra klaidingas požiūris, ne tas požiūris. Čia kaip ateina tokie kaip džiaugsmo burbuliukai, kaip džiaugsmo nykštukai, tokios kaip džiaugsmo natos. Pajausk savo širdies dainą, pajausk joje tą gyvybinę energiją, pajausk tą jos krikštolinį skambesį ir tylą, galbūt kaip tik rimti. Oi, kaip gražiai augate, kaip gražiai veriasi jūsų širdis, kokia gražiai vyksta už visatinę kūrybą, norisi sakyti, už visatinę kosminę sąmonių kūrybą. Atėjo toks prote klausimas, o kas iš to, iš tos už visatinės kūrybos? Taip kaip aš suprantu, mes išleidžiame tą kūrybą, sukūrėme ir tai grįžta į žemę. Mūsų materijoje padarytas veiksmas išskleidžia subtilioje erdvėje kūrybą ir paskiau mūsų didžioji sąmonė kartu su kūrėju suformuoja vėl srautą galimybės į mus, kuris ateina į mūsų tyras širdis, į mūsų tas tyras gardeles, kaip žinojimas, kaip medus į avilį. Ir per tyrą veiksmą įmateriname, per suvokimą, per tyrą dažnį. Atiduodame žemę ir vėl taip pat kiekvienu savo veiksmu, pasirinkimu apjungiame nuolatinis besitęsiantis kūrybos džiaugsmas. Oi, mano kurianti širdis, mano dainuojanti širdis, skaisti, be ribų, be vertinimų, be nuoskaudų, be sunkio, neutralume, lengvume, tyloje, bendrakūryboje, darnoje. Mano išminties vartai. Trupučiuką kūrėjas perspėjo, kad aš skubu, ne visos sąmonės geba, nes jau yra įdirbis ir eina stiprus energijos srautas ir aš einu pagal jį gerai. Rimstu, leidžiu savo pabūti, neskubu.
Būk kūne, jausk kūnu. Kvėpuok lengvu, sujungtu kvėpavimu. Eik vis į gilesnį ir gilesnį atsipalaidavimą. Dabar vyksta integracijos momentas. Priimu, suvokiu ar nesuvokiu, vis tiek priimu, nes tikiu ir pasitikiu. Ateis vidinis žinojimas. Per žodį, dainą, knygą, žmogų, jausmą, viziją, sapną. Labai jaučiu delnuose suaktyvėjusią energiją, gydančią energiją. Tai jeigu jūs irgi tai jaučiate, tai išglostykite save, savo kūną, įleiskite tos vibracinius kodus. Šiek tiek susilaikau, nes esu tiesioginėje transliacijoje ir dar nesu tiek drąsi, kad išmasažuoti tus energinius dažnius. Jaučiu savo kūną, esu kūne. Gali būti kažkoks užtirpimo momentas, kažkokios įtampos, kai išiminėja. Sutraukia mėšlungis koją. Neišsigąskite tų tokių išeinančių energijų ar skausmelių, ar kažkokių galvos apsvaigimų, ar jau užmigote, nieko tokio. Išeidinėja įtampos iš kūno. Galite tiesiog ir pasivaikščioti, ar papiešti, ar parašyti. Kartais ateina tokios tyrumo ašaros.
Dabar jaučiu, kaip tos kolonos, kurios buvo sudaryta ta erdvė iš tų 5 būdų. Tai Amitabha ir Čano, kitų neatpažįstu, Gautama. Ir liekame Kūrėjo kvantiniai sąmoniai. Srautas energijos mažėja, lengvėja, trupučiuką atleidinėja kūną, eina toks vidinis šiurpulys, nors delnai labai karšti. Galite atsigerti vandenuko, gal kaip tik dar norėsis jums pabūti, pakvėpuoti, pakontempliuoti. Matau, kad tarsi būtų į mūsų širdis, dabar sako Kūrėjas, šita visa tyrumo energija, tokia, jinai tokia kaip laikmena, kaip kristalą įdėja, tokia kaip, čia man protas piešia, iš pradžių parodė tokia kaip krikštolinė laikmena. Mūsų širdis susidėjo, tai pagal tą vidinį žinojimą, pagal praktiką suprantu, kad ten va ta nauja energija, tai nauji šviesos kodai, tie tos naujos žinios ar tie vidiniai žinojimai, kuriems mes dar nesam pasiruošę priimti, suvokti, ar jie yra patalpinti mūsų širdyje. Ir kaip palaikomoji energija, kaip krikštolas, kaip laikmena, čia kaip kiekvienas pajuskite ir pamatykite, būtent širdyje, vat užfiksuokite savo simbolių ar energiją, ar pojūčių, gal net ne širdyje, gal kažkur kitur įsitvirtins jums. Dar kas. Dar sako, neskubėk, dar generuojasi, kažkaip aktyvuoja dėmesio energiją į kankorėžinę liauką ir tą tokią jungtį tarp 2 smegenų. Tai darau prielaidą, išvadą, kad sinchronizuoja smegenis, nes labai didelė žinovė tos fiziologijos, bet matomai toks yra kaip sujungimas. Ten kažkas dar vyksta. Ausų kanaluose irgi kažkas vyksta, labai padavė energiją, tiesiog suskauda ausis. Kristalai irgi ten harmonizuojasi. Akių aparatas. Tai ko gero eina tas balansavimas gydančios, tos kristalinės tyros, tyro vandens, kaip vadinu, tos energijos į mūsų tas vietas, kurioms trūksta balanso, turno ir stuburą, plaučius. Ir būtent rodo tos organus, kur yra po 2, kad inkstai, antinksčiai, krūtinė, kiaušidės, tai po 2. Eina, reiks susinchronizuoti, labai svarbu. Dabar jau krečia drebulys kažkoks toks. Nors viduje labai lengva, labai tyra, džiugu, dėkingumas. Dėkoju mokytojams, būdų sąmonėms, kurios dalyvavo, Kūrėjui, angelams, archangelams, jūsų sąmonėms, erdvei. Ir
savo asmenybei dėkoju, savo sąmonei ir jūsų sąmonei už tą bendrą kūrybą ir širdžiai, ir džiaugsmo Angelikams. Sako, aš tau atnešiu gėlių. Tai ačiū tau, kad buvai prisijungusi. Atnešk gėlių. Pajausk, aš tau atnešiu gėlių. Tai gali būti ir savo, tai gali būti kažkam. Suprantu, kad tai yra nematerinė išraiška, sakoma. Bet mes visada galime iš tyros širdies daryti kažkokį mažą stebuklą ir kitam ir taip įmaterinti. Na ką, brangieji, ačiū, kad skiriate laiko, kad atliepėte. Branginu, dėkoju, pabūkite su savimi ir užfiksuokite savo vidinį apsisprendimą veiksmu. Kasdienių veiksmų, suvokdami, išjausdami savo tyrą širdį, save kaip tyrą žmogų, gerą žmogų, mylintį žmogų, protą mylinti, palaikanti ir suvokite, kad niekas mūsų nei baudžia, nei kaltina, nei atskiria, išskyrus mes patys save, iš ko tas kyla, iš mūsų lūkesčių, įsitikinimų, iš gautų žinių, iš knygų, seminarų, kokie mes turim būti. Mylėk save visokį, ir tobulą, ir netobulą. Tai tiek, iki, atliepkite. Ši meditacija buvo kitokia, buvo nuostaba ir ačiū.